Viktoras, esu alkoholikas. Žinot, visą laiką, kai daliniesi savo istoriją, tai visą laiką tas būna kem 5 minutės, kaip aš gėriau, ne, ir ten kokių 10 minučių, kas įvyko ir kaip yra dabar, žinai. Bet dabar jūs padarėt gudriau, žinai, sakot, tema pakalbėti va tas apie tą 10 minučių, kur kalbama, o ne apie tas 50, kurios vyksta ten, ne, kaip yra iš tikrųjų dabar ir kas po tos vykimo, ne, atsitinka, po tos stebuklingos vykimo. Iš tikrųjų, nu, vis tiek, kad tą kontrastą pamatyti ir kad palyginti, tai turbūt vis tiek reiktų pasakyti, kas buvo tuo metu, kai klaidžiau tose tamsybėse, ne? Tai 20 metų kasdieninio gėrimo, nu, aš buvau tas kasdienis gėrėjas, kur kiekvieną vakarą nueidavau namo, nu, mėgot girtas, ne? Nors nuo kokios, nu, 16-17 metų tas jau įsivyravo, kad praktiškai kiekvieną dieną. Iš pradžių alus, paskui ten jau pastebėjau, kad ir ne alus, nors galvojau, kad tik alus. Ten jau ties fleškutės nesiskaitė, atrodo, žinai, ir taip toliau. Ir atrodo, va tas alkoholis, o ne, nu, vat visą tą laimę, visą tą džiaugsmą ieškojo alkoholiu, nes tie pradiniai, wow, nu pas mane buvo tie pirmi gėrimai, man kai buvo ten gal kokių 13 metų, žinai, ir tada tas buvo wow, tas šiluma nueina, galva pradeda svaigti ir tu pajauti, kaip tavo išlaisvėja ir tu pasidarai toks, koks visą gyvenimą norėjai būti, ne? Eini tada, nukrenta tas, žinai, tas drovumo ir baimės, kur visą laiką įsikniaubęs, žinai, įlindęs į save ir bijai kažkur tai prieiti prie žmonių ir taip toliau, o čia pokšnai, tu gali prieiti, pasakyti ir viskas tau išlaisvėja. Nu, medžiaga, kurios visą laiką man trūko ir supratau, kad čia yra mano, ne? Bet tas buvo wow, labai greitai baigėsi. Bet aš visą laiką to wow vaikiausi. Ir visą laiką norėjau, kad būtų tas, vat, visą laiką tikėjausi, kad nu, vat tas ir bus tas tuose pirmuose gėrimuose patirtas, tos pasiekmes, kurios ir buvo, supranti, pradžioj. E, bet kasdien vis mažėja šitas wow ir jau ne tik ne wow, bet jau tik tai prisigėrė. Jauti, kad jau eini miegot, žinai, va tai bum, 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 toksai nėra jokio to džiaugsmo, jokio to, alkoholis nustoja daryti savo darbą, ne? Bet be alkoholio irgi negali. Tai va įsisuki kaip voverė į tokį ratą, ne? Problema mano, vat, visą laiką, tik tai čia jūs anonimai pasakėt, kad mano problema yra blaivybė, o ne gėrimas, ne? Nes kai aš geriu, tai viskas ten tvarkoja, ten savo kambariukę užsidaręs, ten smirdžiu, prakaituoju visai, ten, žinai, ten čiupinėjusi aplink savo ten tą lovą, kur ten koks bambalis, žinai, dar nedagertas mėtosi ir viskas lyg ir, nu, savo vietoj, normali diena, žinai. Bet vat, kai baigėsi tie bambaliai ir kai pasidarau išblaivėjau, vat, prasideda visas mano problemos. Ir aš jau negaliu būti blaivas, aš nemoku būti blaivas. Aš visą laiką, nu, galima išprotėti. Ir tada, nori, nenori, yra tas vaistas, prieinamas, legalus. Nueini į parduotuvę, pas mane parduotuvė buvo pirmam aukšte, ir imi fleškutę šnai ir gyvenimas gražus. Ir viskas susitvarkė vėl į savo vietas, ir jau gyvent gerai, ir visos tos problemos susitvarkė, bet problema kita, kad man tos fleškutės neužtenka, man reikia 2, 3, 5, 18. Ir pašlogov nuo patrūko mane, kaip sakoma, ir viskas užsisuka į ratą, ir vėl vakaras dupel, vėl ryte apsikabinęs tualetą, ten kažkokius ten savo organus vos neatidavinėjau ir gyvenime prisiekiu, kad daugiau tikrai taip nebus.
O praėjus 3-4 valandom aš jau per pietų sėdžiu su bokalu rankoje ir sakau, na kas čia tokio vieną bokalą, ne? Viskas gi bus gerai. Nebus jokių problemų. Kažkodėl tai aš visą laiką galvoju, kad pas mane problemų nebus. Nors niekada nebuvo taip, kad be problemų. Visą laiką gerdavau iki niekingo galo savo, visą laiką kažkur tai prisičiūdindavau, į kažkur lyzdavau, visą laiką toks įkyrus būdavau, kibdavau prie žmonių girtas, man ten visą laiką reikėdavo kažkur eiti, kažkokios kompanijos ir ten grįždavau be telefono, be striukės, dažniausiai su kažkokia pamušta akim ir atrodo jau dabar vėl viskas bus gerai. Bet vis tiek pamirždavau labai greitai šitą. Nu, turbūt daugelis taip, kiek aš girdėjęs panašiai ir yra, pamiršti tu tas visus ir vėl atrodo šį kartą bus kitaip, ne? Ir atrodo, alkoholis kaip tik turėjo mane suartinti su kompanija, ne su Hebra, ten bendrau drąsos duot, bet kaip paskui pasirodė, kuo toliau aš tuo toliau traukiausi nuo žmonių. Man jau neįdomu buvo kompanija, nes kompanijoje dažniausiai labai buvo mažai, kur aš bendraudavau tokių alkoholikų kaip aš. Jie ten išgerdavo vieną, antrą, trečią ir sakydavo, nu gerai, einu aš ten, žinai. Man rytoj darbą, man čia šeima, man dar kažkas tai ne, o man to ne, aš turėdavau iki galo, ne. Ir aš supratau, kad, žinai, su jais man neįdomu, man įdomiausiam pačiam su savim namuose, ramiai, nusiperki kiek reikia. Aišku, niekada negana, bet nu, vis tiek nubėgi dar 3 kartus. Ir savo ramiai gali gert, nes visi durniai, žinai, aš vienas protingas ir aš galiu čia savo. Bet traukiasi į tokį burbulą, kuris, nu, vat, šiai dieną aš suprantu, kas yra asocialumas. Tai reiškia, kad aš tampu asocialus ne dėl to, kad jau neturėjau darbo ar ten kažkur tai neturėjau namų, žinai, bet aš visiškai atsitraukiau nuo bendruomenės, visiškai atsitraukiau nuo žmonių. Aš net nuo savo giminių atsitraukiau, jau mano nei brolis, nei sesuo, nei tėvai nelabai atvažiuodavo pas mane, nes, nu, ką tu ten pamatysi, žinai, ten mane skersa gulinti, pabendrausi ten su kuo, ten su žmona, ten biški ir dar kažkaip tai ir išvažiuosi. Nu, nėra tikslo važiuoti, nes vis tiek žinodavo, kad ras mane girti. Kitaip nebūdavo kažkodėl. Tai jo, tai tas vienišumas, tas uždarumas ir visiškas buvo susitaikymas su ardzin, a kas bus, tas bus. Iš pradžių dar bandžiau kažkaip tai kažką daryti, kažkaip tai kumštukus sugniaužti ir viską, bet galvoju paskui, nu, o koks skirtumas. Vat kaip tam mūsų knyga, ne į tą latrų procesą įsiliesiu ir viskas. Nu, išmes, ten iš namų dar turėjau namus, išmes iš darbo, išmes, nors dar kabojo darbas, nors ir ant plauko. Nu, žodžiu, visiškas susitaikymas ir jeigu ten tas, kur yra vizijoje tie 4 raiteliai, tai vat 4 raiteliai tie pas mane ir atjoja, ne? Ten tas žlugimas, neviltis, ten baimė ir dar vienas, ne? Pamiršau. Tai vat aš grinai suprantu, apie ką rašo Bilas, tuose 4 raitelius. Tai vat yra visas tas. Aišku, ten jisai, tie simboliai atėję iš krikščioniškos apokalipsės, bet pilnai aišku, kad tas vat visiškas žlugimas atėjo. Ir, ir vat ir nėra vilties, ne, visiškai. Ir sėdi, kažką darai, kažkaip tai suspaudi, išeini lyg ir iš darbo, bet jau toks va visiškai zombis. Tai sakau, tik norėjusi, vat, kad suprast, kiek, nu, žemai ten, kiek įlendi visišką tokią pelkę, į visišką mėšlą. Aš sakau, jeigu, nu, aš jau vieną akim pragarą tikrai mačiau. Ir nu, nenorėčiau, kad kiti ten įlystų iš tikrųjų, nes tikrai žiauru, ypač kai pradėjau dar su vaistais visokiais, aišku, pas psichiatrą
psichiatrą, ar ne psichoterapeutas gal vadinasi, nuėjęs, aš ten pradėjau sakyti, kad biški geriau, bet labiausia nemiga ir dar visokie dalykai ten, tai aišku, jisai privatus, tai ką paprašiau, to prirašė ir dar davė vaistų, tai aišku, dar su vaistais. Tie visi alkoholiai iš visos, nu, lygiai taip pat kaip knygoje, ten mane labai greitai ant menčių paguldė ir tuos košmarus, kuriuos mačiau, nedaug dievė. Ir, ir kas be tos vilties, ir vat kas atsitinka, ne? Turbūt kaip aklai vištai grūdas, kažkaip tai, nu, daėjau aš iki tos grupės. Ir va čia va, ir ačiū Dievui, kad iki jos daėjau, nes, nu, aišku, čia irgi ne mano pastangom, nes mano lyga įdarbino visus aplinkui. Ten motina kiekvieną savaitę važiavo ten į kažkokią bažnyčią didelę žvakę savaitę įdegti ir ten, kad kiti melstųsi už mane ir nu, žmona, brolis irgi ten, nu, žodžiu, visi buvo įdarbinti aplinkui ir visi stengiasi kaip nors padėti, ne? Ir kažkaip tai, va, tyčia, netyčia, ar aukštesnės jėgos vedinas, iš pradžių aš, nu, turėjau pokalbį su tokiais vienuoliais, o paskui tom pačiam vienuolinę pamačiau A grupę. Nežinau kodėl, bet aš kažkaip žinau, kad ten gali padėti. Kitų aš priemonių nelabai tikėjau, bet ten kažkaip tai, vat tiem, kas turi problemų, tie vat alkoholikai, jeigu ten eina, tai jiem padeda, žinai. Va tokią nuomonę turėjau, žinai. Aš ten savęs ten nelaikiau dar tokiu. Nors jau pagal visus požymius buvo daugiau turbūt negu aišku ir viskas. Tai vat ir atėjus į grupę, pradėjus eiti, tai, nu, ne iš karto, iš pradžių, aišku, tenka lankytis, fainai, bet, vat, esminis dalykas, kad po 4 mėnesių aš išgirdau kitus žmonės kalbant apie žingsnius. Va čia va buvo man esminis dalykas. Aš iki tol dar neturėjau vilties, bet vat išgirdęs vieną, antrą pasipasakojimą, kaip jie ėjo žingsnius, kaip jie su kitu alkoholiku, skaitydami knygą, pagal knygą ir panašiai. Ir man tada užsidegė lemputė, kad va, šitas būdas gali man padėti. Aš nežinau kodėl, bet va tada atsirado viltis. Ir čia buvo tas paskutinis taškas ir paskutinis užgėrimas prieš daugiau kaip 11 metų juodas ir paskui aš pasiprašiau kito žmogaus pagalbos, o ne? Man labai greit, aš labai norėjau, aš turbūt tiek buvau prisirpęs, kad žiauri norėjau eiti ir žiauriai laukdavau tų susitikimų. Ir kažkaip tai man labai norėjosi kuo greičiau šitą vat, turėti, ką kiti žmonės, nes aš patikėjau. Tai va čia vat ir buvo naujo gyvenimo pradžia. Vat, jeigu kalbant apie tą naują gyvenimą, tai labai greitai man ten viskas veikė. Labai greitai dingo ten tie problemos su alkoholiu, ten žiauriai greitai. Ten po mėnesio ar antro aš jau supratau, kad vat, žmonės geria ir man zina, ne? Ten ir tas kvapas net kažkaip tai nepatraukliai atsimenu tas ir viskas jau. Aš suprantu, kad nenoriu, tai va čia buvo vat, irgi wow, kad supratimas, kad va, susitvarkė tą problemą, kur ten, nu, visą laiką nori, ten, atsimenu, mes grupiai pradėjom naujokams susirinkimus ir ten tokia buvo temų sąrašas. Ir viena iš temų, kuriuo paros laiku jūs ten, žinai, traukia gert kažkas tai tokio, ten tokią temą. Nu, tai aš galvoju, nu, apie kokį paros laiką mes čia šnekam. Aš atsikeldavau naktį, 3 valandą išsliukindavau iki kažkokio baro vaikai, kai užmiega, arba ten pasakau žmonai, kad žiauriai didelis projektas ir man reikia labai, labai eiti, nu, anksti ir dirbti. Ir 6 valandą išėjęs varau į kazino ir tenais užsisakau alaus ir geriu, ne? Negana to dar aš pradėjau lošti ten irgi dar vienas dalykas, kuris irgi galvą praužė, irgi
kaip viesulas ir ne tik galva, bet ir, nu, ne tik finansai, bet ir moraliniai dalykai. O vat pradėjus eiti, po truputį pradėjo dalintis, darytis tai, kad ir gėrimo problema, ir lošimų problema, ir paskui visos problemos po truputį pradėjo mažėti, o jų buvo visur, kur tik tai bedursiai, ne? Tai va čia va tie pirmieji, o paskui visi kiti dalykai, jeigu tos žingsnius va skaitėte, ne ketvirtas, penktas, tai aš ten galvoju, tie pykčiai, žinai, kaip jie susitvarkys. Ten aš kiekvieną vakarą kaimyną žudydavau, žinai, eini miegot, atsiguli ir pusę nakties neužmiegi, žinai. O tas padlas, žinai, tai va. Jis mane paskundė, kad aš ten, o aš ten net nepriliečiau jo mašino, žinai, jisai ten, nu, toks anoks ir ten, nu, žodžiu. Nu ir galvoju, kaip jūs tie alkoholikai išmušit man tą vat pyktį, ne? Neįmanoma, žinai. Vat jeigu jisai atsiprašytų, tai gal dar tada ir kažkas pajudėtų, žinai. O čia kažkokią, žinai, lentelės, kažkokią papaišysi, parašysi, pasišnekėsi ir viskas baigsis. Bet labai norėjau, pirmas dalykas, ir antras dalykas, labai jau tam ketvirtam žingsnį meldžiausi. Ir, nu, nuoširdžiai meldžiausi, nors ir pikau, bet meldžiausi, sakau, sutvarkyk, Dieve, sutvarkyk. Ir kažkaip tai po mėnesio kito ir šitas piktis atlėgo, ir mes gražiai su juo susitaikėm, sveikindavomės, pasišnekėdavom su to kaimynu. Ir susitvarkė, pasirodo, nors iš pradžių atrodė misija neįmanoma, nu kaip gali būti taip. Štai. Tai vat visi tie dalykai pradėjo tvarkytis. Labai sunku, aišku, yra tas devintas žingsnis, ane? Atrodo, su artimaisiais bus čia tau ir braukštis, o man susėdavo su žmona ir kai pradėjom šnekėtis, kai aš supratau, ką aš esu pridaręs per savo gyvenimą. Čia yra vat pavykęs devintas žingsnis, tai reiškia, kad nušakęs, atrodo, sulys į žemę. Nors atrodė, kad aš čia, žinai, čia manęs vos neturėtų atsiprašinėti visą šeimą, žinai, nes aš tai geras žmogus savo aplinkui, visi manęs neklauso. Tai supratau, kad jo, tai va čia buvo man irgi didelis, nors daugiau bijojau ne tų penktų, devintų, kaip standartiškai, aš labai bijojau trečio žingsnio, nes kažkaip su Dievu pas mane lyg ir buvo tas santykis, bet aš galvojau, kad po trečio žingsnio čia jau bus tokia sandora, toksai va susitarimas su ta aukštesnė jėga, kad, nu, jau paskui jau nepajokausiu. Tai jeigu dar į kairę, į dešinę kažką darydavau, tai galvoju, po šito trečio žingsnio, tai jau nelabai ką ir padarysi, jau geriau nejokau. Kažkaip tai va taip va buvau įsisavinęs ir dėl to labai bijojau to trečio žingsnio. Ir realiai tai yra, tai supratau, kad tai yra, jo, tai yra tas vat padarytas apsisprendimas, kas yra šeštam, septintam žingsnė, nu, bet jau savo tų įdų stengtis atsisakyti. Pasiryžimas atsisakyti įdų, ką šeštas žingsnis, ar ne, siūlo. Tai iš tikrųjų, vat praėjus tais nuostabiais mūsų žingsniais, įrankiais, ne, kur apverčia visą gyvenimą aukštinkojam, visiškai. Ir tada visiškai kitaip supranti pasaulį, visiškai pradedi suprasti. Ten žingsniai tai yra, aš visą laiką galvoju, vat padarysiu žingsnius, tai ir viskas, va jau, viso. Ir paskui jau bedarant, žinai, taip dar ir iš globėjo sako, nu va, pati pradžia, va, pradiniai dalykai, 12 žingsnių, tai va, vartai pati pradžia į sveikimą, ne? Kad čia dar tik tai pradedama, nebaigiam, žinai, su 12 žingsnių. O, galima buvo. Bet jis gerai, greitai mane įstumė į, kaip pasakant, švelniai stumtelėjo į tarnystės. Ir čia vat yra nuostabus dalykas. Ką dar siūlo A, tai yra tarnavimas. Nes visi tie žingsniai, šiai dienai suprantu, ne dėl to, kad nustoti gerti,
Net ir ne dėl to, kad, bet iš tikrųjų iš dalies, kad aš surasčiau savo santykį ir aukštesnį, eisiu į aukštesnę jėgą ir nu, turėčiau tą santykį su Dievu. Aš jį turėjau, nu kaip turėjau, aš turėjau Dievą, bet aš neturėjau tos tokio santykio. Pas mane santykis buvo iškreiptas, nu kaip ir su visais ir su Dievu. Vat, nors visą gyvenimą buvau tikintis, bet vat, kažkodėl tai anoniminiai alkoholikai tą sudėliojo gražų santykį su Dievu. Tikslų tokį, kokį reikia. O tas aplinkui šaudimas buvo visiškai, visiškai. O vat anonimai labai paprastai atėjo, tai tas vat labai gražiai sutiesino, ne? Ir tada supratau, kad pagrindinis dalykas knygoje ir mūsų vat, programoje yra būti naudingu kitiems ir Dievui. Turėti tą santykį, bet būti dar naudingu. Tai yra daryti veiksmą visą laiką. O kuo aš galiu būti naudingas, turėdamas 20 metų patirtį gėrimo ir, ir šiokią tokią sveikimo patirtį. Nu, tai neįkainoma patirtis kitam alkoholikui, ne? O net ir knygoje rašo, kai jau nepadeda niekas, padeda darbas su kitu alkoholiku. Tai yra stipriausias dalykas, kas tik tai mums gali būti. Tai čia vat yra tas 12 žingsnis, tai yra darbas su kitu alkoholiku, vien su vienu, ne? Prie to stalo, kaip Bilas pasakoja, ten, kai su Ebisu prie to virtuvės stalo atsisėdė ir šnekasi. Tai va čia va yra mūsų tas toksai bendravimas, kaip lygus su lygiu alkoholikas, o be jokių ten aukštesnių, su žemesnių, daugiau. Čia mes šnekėjom, kiek kas turi tos blaivybės, tai paskui tik tai irgi man išgirdau tą, kad šitas tie metai nieko nereiškia, žinai. Kad blaivybė matuojama ne metais, o patrauklumu. Jeigu aš ten turiu 30 metų blaivybės, bet ten nu, lupu žmoną ir toliau spardau vaikus, žinai, nu tai kas iš tos blaivybės, ne? Tai Tai va, ir va šitas kompleksas, va, kaip labai gražiai mes čia pradžioje diskutavom, ne, kad va, tai jeigu tik tai nustoji melstis arba tik tai darai tą kažkokį vieną dalyką, to nepakanka. Anoniminiai alkoholikai mums duoda visą kompleksą įvairių dalykų ir tik tai, va, nu, nėra taip, kad vienas dalykas, va, tik tai, va, eisiu keliais, melsiuosi ir padės. Ne. Tai yra ir lankymas susirinkimo, ne? Tai yra ir malda. Tai yra ir mano pagalba kitiem alkoholikam. Tai reiškia tarnystė. Tai yra ir meditacijos tos visos, dienos apžvalga. Nu, ir visa ir literatūra, kurią irgi reiktų skaityti, spikerinius, kuriuos reiktų klausytis, globėjavimas ir taip toliau, ir taip toliau. Tai yra vat, krūva spektras dalykų, kurių visuma ir kuo daugiau tu iš jų paimi, tuo daugiau gauni ir tuo daugiau tu būni, kaip sakant, ramesnis, geresnis ir taip toliau. Čia vat visur pas A yra paradoksai, žinai. Kuo daugiau duodi, tuo daugiau gauni, žinai. Kaip ten, kuo blogiau, tuo geriau, sako, žinai. Nu, vat visas tas, kad priešingai negu aš mąstydavau, vat viskas yra priešingai. Ir vat gavus tą išlaisvėjimą, tai jau ten prasideda visai kitas gyvenimas, ne? Ten buvo keli dalykai surašyti, bet ten galima vardinti ir vardinti, ką gauni dovanų. Ir dar daugelį dovanų avansų gauni. Tai yra, man tai labai gražiai knygai parašyta, jei nori ilgai ir laimingai gyventi. Tai va, ilgai ir laimingai, tai kur tas laimingumas, žinai. Tas laimės supratimas piškai pasikeitė. Tai vienas dalykas, kad, nu, ta laimė ne ten, kur aš anksčiau ieškodavau, o šiandien, vat, nu, iš tikrųjų, ta dvasinė ramybė ir yra ta laimė, kai tau viskas gerai, net kai yra blogai. Kai tu, nu, nežinai, ar čia yra gerai, ar čia blogai. Nu, kažkas įvyko. Nu, sakytum, kad blogai, bet tai nežinai, gal čia kažkaip tai Dievas nori pasakyti kažką, gal čia kaip tik yra gerai. Nu, vat, tiesiog nebandai spręsti, kas yra blogai, kas yra gerai. Nu, yra kaip yra. Šiuo momentu visą laiką yra gerai. Kas bus?
Koks rezultatas bus nuo šito? Nu, man aš dedu pastangas tokias, kokias galiu, o rezultatą palieku, ne, kažkam tai. Iš aukščiau jisai žino, jisai to rezultato atsakingas, nes ne aš atsakingas už visą pasaulį. Ne? Aš tik mažas žmogus, kažkaip tai programa leidžia man sumažėti biški, suprasti, kad ne aš valdau pasaulį. Ne? Ir iš tikrųjų, va šiai dienai, nu, turiu daug tokių iššūkių. Daug labai darbo, nu, mes turbūt tokie esam, nežinau, nu, gal čia irgi pasiteisinimas, bet, nu, į kažkur tai vis tiek, jeigu lendu, tai neriu visą galvą. Aš bet kur, kaip į alkoholį nėriau visą galvą, į lošimus irgi visą galvą, ten paromis neišeidavau, taip ir dabar, va, ten darbo kažkokie projektai, tai irgi dabar negaliu atsikratyti, biški, biški, jau matau, kad per, nu, net ne biški per daug ten ir viską, bet šiai dienai, nu, nėra tos amplitudės tokios, kuri būdavo visą laiką, nu, vat, arba labai blogai, arba labai gerai. Į vieną pusę, nu, niekad vidurio neturėdavau. Tai vat, ką anonimai padarė, kad biški, biški sudėlioja arčiau vidurio. Nėra tos iššokimas į kraštutinumus. Tokių. Ir ta tokia blaivus mąstymas, blaivų galva, tikrovės matymas. Nes anksčiau gyvendavau tam burbulę savo įsivaizdavime. Viską žinojau ir viskas atrodė, kad, nu, va taip, va, kaip aš žinau, taip ir yra. Nu, tokiam, nu, iliuzijoje burbulė gyveni ir tau atrodo, kad čia viskas taip. O iš tikrųjų iš to burbulo ten visiškai kita tikrovė. Nu, visiškai kitas dalykas, ane? Ir kažkaip tai tas sus, susprogdino tą burbulą ir parodė to, ko yra tikrovė, jinai yra ir visokia, ne, bet jinai tikrovė, ne kažkokia susigalvota, žinai. Čia kaip pas mus iš to dvasinio patyrimo, ten gale knygos buvo ta frazė, kad būtent iš ankstinės nuostatos užkerta kelią žinoti tą vat, tiesą arba kitą kažkokią. Tai ir yra, kad aš pats savo visą laiką užkirsdavau kelią ateiti informacijai iki manęs, ne? Nes aš žinau, mano tas žinojimas mane pražudė. Aš žinau, eikit visi šiek žinai, ką jūs čia šnekat. Ašgi žinau geriau. Ir neprisileidžiu savo jokio kitos informacijos, kuri galbūt kitokia, bet tikresnė. Tai šiai dienai, vat, jau, matau, šiai dienai aš esu, vat, ta ramybė ypač labai faina, kurią gauni. O čia tai yra, vat, dovana. Kai aplinkui, kartais net juokas paima, aplinkui ten bėgioja žmonės, nervuojasi, ten kažkur tai rėkia, kažkokia tai sumaišti, žinai. Ko jūs nervuojate? Nu tai kaip bus, tai bus. Nu, o kaip tu gali nesinervuoti, sako aš. Nu aš turbūt jau savo atsinervavau ten. Jau buvo ten tie, žinai. Jau tos įtampos, vat, čia ir yra tas gilimo priežastis, dėl ko gerdau. Kad įtampa, kad negali, žinai. Šiai dienai, vat, programa panaikino įtampą. Panaikino priežastis, dėl ko reikia kelti tą pirmą taurelę. Ne? Ir gali savo tvarkingai gyventi. Ir vat viskas irgi sviruoja, bet sviruoja viskas priklauso nuo manęs. Ant kiek aš veikiu. Nes čia programa yra veikimo programa, ne? Mes sakom veiksmo programa. Ką aš darau, ne? Kitų labui. Ne dėl savęs, o dėl kitų. Ir pasirodo, krūvą dalykų galima daryti kitų labui. Ten smulkių dalykų, žinai, nueit kraują duot gali, žinai, ten nueit kažkokį tai padaryti, kažkam padėti, kažkokiam tai seserim nueini vienuoliam, ten padedi kažkokius dalykus daryti, tą, ką sugebi, žinai. Gali, nu, žiauriai daug visokių veiklų. Irgi įlindau į veiklas tokias, vat, įsisukau daug veiklų ten ir skautavimo pradėjau ant senatvės visokius ir, nu, žodžiu, bet
Anksčiau nebuvo laiko, nes gerdavau nuo ryto iki vakaro beveik, o šiai dienai yra laiko ir yra noro ir džiaugiesi, kad gali būti kažkur naudingas. Vat šiai dienai tas moto būti naudingu Dievui ir kitiems žmonėms. Tai vat visą laiką tas žemam starte, kad kas nors paklaus, gal paprašys pagalbos, tai iš karto bėgi ir tarai. Bet vis tiek reikia tie prioritetai labai svarbus, ne? Tai reiškia, kad turi turėti, neturi nukentėti šeima, neturi nukentėti mano dvasiniai dalykai, laikas skirtas Dievui ir panašiai ir panašiai. Nes, nu jo, man su laiko planavimu sudėtinga, nes visą laiką, nu kažkaip tai sakau, į vieną ar į kitą pusę, bet kažkaip tai AA suteikia tokią vat galimybę pradėti planuotis. Anksčiau visą laiką galvodavau reiktų, o šiai dienai darau. Ir tas va daug dalykų, kuriuos anksčiau galvodavau reiktų, arba ten kažkada reik pradėsiu, žinai, tai va šiai dienai imi ir pradedi, žinai, kažkaip tai. Tai jau tas yra gerai, žinai, jau. Ir visi tie dalykai, kiek atiduodi savęs, grįžta su kaupu ir vaduoda tą pasitenkinimą, duoda tą džiaugsmą. Ir, ir vat iš to asocialaus, ne žmogaus, pradedi tapti tuo socialiu. Aš gerai atsimenu, kai paprastas dalykas, eini į darbą, ateina pietų laikas ir visi ten kažkur tai gal nori kartu pavalgyti, aš ne, žinai, ten bėgi kažkur vienas, pasitrauki, kad niekas nematytų, per porą kvartalų į kažkokią kavinę, žinai, kad jokia ir tada, žinai, gali daryti, ką nori, tai ir to alaus pasiimti, ir dar kažko, ir taip toliau, žinai, bet, nu, visą laiką taip. Ir paskui jau ten tavęs jau mato, nu, vis tiek visi mato, ką man atrodo, kad niekas nemato, žinai, aplinkui visi mato. Ir visi žino, ir visi, aš tik tai paskutinį sužinau, kad aš alkoholikas, o ne visi jau senai žino. Ir, ir, ir vat kas pasikeičia, ir paskui pradeda, net jau nieks nelenda, jau visi palieka, tu ten tais pakampiais tokiais vaikštai, kaip toks biški šmėkla daraisi tam darbė, žinai. O vat grįžus atgal, žmonės jau vėl, žinai, tai gal eisim kartu pavalgyti. Tai sakau, aš dabar, nu, išvažiavęs, atvažiuosiu pusvalandį, mes palauksim tavęs pusvalandį kartu, nueisim, važinai. Nu, va tas socialumas grįžta, tas, va, nu, bendravimas su tai žmonėm. Tai žmonės iš tikrųjų visą laiką galvojau, kad jie nori man kažką tai pikto padaryti. Pasirodo, jie nori draugauti, jie nori padėti, jie, nu, visi yra pakankamai geranoriški, žinai. Tik tai aš kažkoks, tai va, tas požiūris kažkoks tai vat, buvo, kad visi priešai kažkokie, žinai. O šiai dienai suprantu, ar, nu, kad vat, viskas yra tvarko ir visi geranoriškai draugauja, bendrauja ir kartu ten leist galima tą laiką. Tai ir kažkaip tai va tas grįžimas į tą pasaulį, į tą atgal į žmonės ir panašiai, tai nu, visas tas va, visiškai atsistato, atsigauna ir, nu, žmogus yra visą laiką ta socialinė būtybė, žmogui reikia bendravimo, ne? Ir be bendravimo, nu, žlungi, kažkaip tai va, nepilnavertis darasi, ne veltui yra tos bendruomenės, visokios bureliai, visokie ir tie dalykai, žinai, tai kai geri užsidarai vienas ir tas vienišumas dar labiau tada įtakoja. Nu, toksai vat vienas ant kito tada dar didesnė kaip spiralė eina, tu dar blogiau jautiesi, dar labiau traukiasi, ko traukiasi dar labiau blogiau, nu ir viskas eina gilyn ir gilyn. O šiai dienai vat viskas skleidžiasi ir praktiškai atsistato tas vat, nu, tas statusas, tas bendravimas, tai va tas yra džiaugsminga ir su visais ten ir artimaisiais, ir jau nekalbant, ir panašiai. E, Tai aš tai net ir neįsivaizduoju, vat kaip nusakyti tos dovanas, kitaip nepavadinsi, ne, kurias per anonimus ir per Dievą gaunu kiekvieną dieną. Bet, kaip sakau, turiu daryti. Turiu kiekvieną rytą atsiklaupti ant kelių, ne?
jo paprašyti, kaip tas kupranugaris. Aš iš pradžių nesupratau, kad kam tie kupranugariai, žinai, pastatyti tose anonimuose, o čia pasirodo, kad kupranugaris ryte neatsiklaupia ant kelių prieš savo šeimininką. Ir vis užsideda tą šeimininką ir visą dieną ant kupros nešioja. Tai va aš kaip tas kupranugaris turiu kiekvieną dieną irgi klauptis prieš savo šeimininką ir dėtis jį ant kupros. Tada ta diena, nu, visa ateina, praeina superiniai. Net ir sakau, kai yra įvairių pusių, atrodo, nu, normalus žmogus sakytų, kad gal bloga diena, bet, nu, va, ateini pagalvoji, nu, nėra ta bloga diena, kad ir net ir nesisekė. Arba kažkokie iššūkiai buvo. Pradedi suprast, kad iššūkiai ir augina žmogų. Kai nėra iššūkių, tai aš ir kerpėjau, ne? Vat iš pradžių, kai yra iššūkis, atrodo, nu, vat kodėl man, ką čia taip toliau, ne? Nes visą gyvenimą būdavo, kodėl aš? Sako, paprašo, ką nors padaryti, ne? Kodėl aš? Kodėl kitas negali? Už ką man, žinai, vat visą laiką tokie. O šiai dienai supranti, kad kiekvienas tas challenge'as, kiekvienas tas iššūkis mane laipteliu paaugina, man jis reikalingas. Jeigu Dievas davė iššūkį, tai čia yra, nu, reikia džiaugtis ir dėkoti ją. Čia iš tikrųjų dovana. Dovana ne tas, kad čia, žinai, laimėjai loterijoje. Čia kaip tik gali būti atvirkščiai. Jeigu dar gerą sumą didelę laimėjai loterijoje, tai gali paskui vėl grįžti atgal į tos liūnus su dar didesniu triukšmu, nes, nu, šitoje vietoje. Man atrodo irgi atvirkščiai viską, o vat iššūkis mane paaugina. Ir va taip va diena dienon ir su tuo eini. Tai sakau, visas tas spektras, bet svarbu kiekvieną tą dalyką, nu, naudoti ką duoda anoniminiai alkoholikai, už dyką, kaip pasakyti, žinai, ir viską, tai, nu, kuo daugiau reikia. Ir ypač tarnystė, vat, bet man kartais, nežinau, kartais liūdna, kai žmonės vat, praeina programą ir galvoja, kad čia jau viskas gerai, eina tada jau tvarkytis darbų, šeimų, santykių ir pamiršta viską. Aišku, čia toks biškių gaunasi moralizavimas iš mano pusės, bet nu tiesiog sakau, kaip jaučiuosi, nes, nu, man, pavyzdžiui, patirtis rodo, kad vat, aš labai džiaugiuosi, kad tas mano globėjas kartais taip, nu, švelniai įspirdavo į užpakalį, sakydavo, vat, nu, biški, eik ten, biški, va, tą, va, tu prisijimk, nu, ko dabar rankos nekelia, eik į tą arba į kitą poziciją, pretenduok, žinai, ir panašiai. Ir va šitas, va, nori, nenori, tada, žinai, nu, sėdi, nežinau, koks grupės pirmininkas, tai vis tiek reikia tos dalykinius ateiti pravesti, tai reikia dar kažkaip, nu, nori, nenori, turi judėti, žinai, nu, net ir ar dar kažkur, tai ta tarnystės, bet, nu, nueini į ligoninę, išeini iš tos ligoninės, tai ten, nu, nežinau, ten išgirdo, neišgirdo, ką tu ten šneki, padėjo, nepadėjo, čia jau ne mano reikalai, ten neaišku, bet tokia savijauta gera, kad tu pamatai save prieš tos 20 metų, kur, nu, gal ir kažką darysiu, pagalvosiu, štai, ar čia tikrai padėjo. Nu, toks visiškai save greit užmiršta. Vat, kas yra problema, kad aš greit užmirštu, kas aš esu. Tai ačiū Dievui, kad tie anonimai liepia kiekvieną dieną ar kiekvieną susirinkimą sakyti, kad aš alkoholikas. Nes, nu, aš pamirštu šitą iš karto. Vėl tuo sunkiau. Čia yra tas užmygimas ant laurų labai greitas yra, nes kai pradžioj, tai ten tokia euforija, tu ten eini, darai viskas, žinai. Tai nėra dar taip, o paskui po kokių, vat, sakau, po 5 metų, po 10 metų atrodo, nu, viskas jau viso, jau viskas gerai. Ir labai sunku save nusiteikti, kad, nu, piktasis nemiega ten 24 valandas, jisai sėdi ir laukia, kada aš biški tik tai apkerpysiu, kad biški tik tai kažkaip tai nustosiu kažką ir jisai greitai griebė. Nes, nu, iš karto jaučiasi per tas būsenas, jeigu tik kažko tai nedadarai, jeigu kažką tik leidi savo, kaip sakant,
grįžti mintimis ar kažkokiais į tuos senus laikus, kai ten ir patingėdavai, ir apkalbėdavai, ir iškeiksnodavai, nu ir visi tas spektras, nu, tų dalykų, kur, sakau, man tai tas 7 žingsnis toksai labai stiprus ten, jis nesibaigiantis, jisai, nu, su jais ten pastovi kova yra, pastovi su tam mano įdomi, jinai, nu, jų niekada neišnaikinsi, jos neišnyks 100%, jas tik tai gali mažinti. Čia kaip su kokiam piktžolėm ar su kuo, žinai, tu turi pastovi daryti kažką tai, nes greitai užžėlė atgal. Pastoviai ravėt, pastoviai raut po biškį ir pastoviai šitą daryti. Tai vat, nu, tas ir yra, bet, nu, čia nėra kažkoks tai, nu, ravėt, tai čia fizinis darbas, gali pavargti. Nu, čia, nu, tu, kaip dabar madoj sakyti, net tą dvasinę higieną arba kažkaip tai, nu, kaip tu ten kažką tai savo higieną užsiemi kiekvieną dieną, žinai, taip ir šitais dalykais turi užsiimti, biški skirti laiko ir tą. Bet pasakiški dalykai, kaip duodant supratimą, vat, šiandien tokių irgi, vat, darbe didelių tokių buvo dalykų, nu, ta prasme, kad yra, nu, keli žmonės, kurie ten labai labai pradėjo pykti, priešintis prieš visus ir, nu, teko tiesiog paprašė keli, kad pasikalbėti ir biški tiesiog va tokį pokalbį užgalvojo ir man ten buvo prisakę šiandien kažkaip tai. Tai vat, nu, kaip vat visas tas veikia, ne? Iš pradžių, kai ten pasako kažką ne taip, kaip aš noriu, tai ten užverda, užkepa viskas, tas čainikas pradeda švilpti, žinai. Bet jau nebėgi, ten iš karto nesakai žodžio atgal, ten 40 su visokiais, žinai. Bet jau tas va stop ir išlaukimas yra įsijungęs, ane? Biški palaukti, kad atvėsti. Ir paskui atvėsus, kalbantis draugiškai, ne kaip ten, bet ką išmokina, ne kaip ten tas pavaldinys su kažkokiu tai vadovu, bet vat, prie vieno stalo kaip draugas su draugu, kaip tas bilas su ebi, žinai, su bet kuo, nesvarbu ar tu su aukštesniu ar žemesniu, ne? Visi mes žmonės, žinai, ir ramiai kalbantis, pasišnekant tokiu objektyviai, kas, kaip ir kur, žinai, dėl ko, žinai. Paskui išsiaiškini, kad, nu, iš tikrųjų, tai tie žmonės pavargę, turėjo daug darbo, emociškai, nu, ir taip toliau. Dėl to ir vyksta, nu, yra tam tikros priežastys ir, nu, ir jos irgi yra ir taip toliau. Ir nieko nesiskiria nuo manęs, aš irgi taip pat, žinai, kai pavargstu, netokius žodžius pasakau ir panašiai. Tai vat, jau tas toksai supratimas to ir požiūris ir viskas. Bet visas tas jau visai kitas matymas. Nu, anksčiau tai buvo visą laiką to plikų užpakalių į dilgelę, žinai, kaip tik tai kažkur tai ir bėgi ten, rėki, darai, žinai, ten, nu, nėra to tokio ramaus požiūrio arba jeigu neramus, tai vat nueit, nusisuk, gal pasimelst reikia, žinai, pagalvoti, žinai, aš atsimenu nuo pat pirmų dienų, tai kas man užstrigo ta ramybės malda, tai aš ją dabar irgi, iki dabar ten kaip mantra kartais, jeigu jau pradeda, sakau, tas čainikas virtai, tai suteik ramybės, kas ir taip, kaip gali. Ir pradėti melstis, o kuo daugiau šitą. Čia paskui, aišku, ir visas spektras, mes ten turim 32, ne, 36 punktus, 36 tuos, kaip sakant, punktus, kurie mokina mus, tai nereiktų pamiršti ir tradicijų, kurios irgi labai gali taikyti, ypač šeimoje, kur va, kad ir šiandien, nu, patrauklumu neįtikinėjimu, kažkaip tai, vat, nu, ėjimas į tas Dievo namus ir panašiai, nu, atrodo, einu dėl savęs ir viskas taip. Šiandien sūnus laikė egzaminą 12-okas.
išėjo anksčiau, nuvežė, nuėjo biškai irgi pasimels bažnyčią, žinai, kažkaip, tai va jam prieš egzaminą tą, nu tai turbūt, nu, mato ir panašiai taiko, nereikia ten ir kažkokiu, vat, kažkokie, kažkokie tai tie rezultatai ateina kartais vėliau. Atrodo, va, turi daryti tą, ką turi, o rezultatas paskui jau bus kažkoks, tai bet nebūtinai iš karto. Tai vat, tas pat, tos tradicijos jo žiauriai, žiauriai gerai visur. Nu, visose, kur aš kolektyve būnu, darbe, šeimoje ir taip toliau taikant, vat, kartais, kai kyla klausimas, tai prisimeni ir tas tradicijas, ne? Nu ir netgi tas koncepcijas, aišku, jos atrodo čia tik tai biurui, tam Amerikos, ten, kur didelė organizacija ir ten visi vadovavimo klausimai, ten tarp konferencijos ir patikėtinių ir taip toliau, bet, nu, net ir koncepcijas, žinant, galima jas irgi taikant savo gyvenime, kaip, nežinau, penktą koncepciją, žinai, išklausyti mažumos nuomonės, kad ten ir šeimoje kiekvienas mano šeimos narys turi teisę pasisakyti ir jeigu mato kažką, tai ir kartais net ir išklausus tą nuomonę, supranti, kad va, kažkas tai kažko tai nepagalvojau, nepamačiau ir taip toliau. Ir toliau tos visus dalykus, va, tos visus punktus taikant. Kažkokias tai va, tos taisyklės. Atrodo, kad, nu, gyvenimas neišmokino normaliai elgtis, o čia va kažkokia alkoholikai su savo to knygutė, žinai, pokštų ir padarė taip, kad viskas susistatė į vietą. Niekad netikėdavau, kad ten kažkur būdavo kitų knygutė, kaip ten mesti rūkyti, kaip ten dar kažkokių ten tų, kaip užsidirbti milijonų ten ir visą laiką aš labai, ne tai, kad skeptiškai, čia švelniai pasakyti, tos knygas tokias, kai kažkas tai kad perskaičius knygą kažkas tai įvyktų, tai čia jau niekada netikėjau. Aš toks mokslo daugiau žmogus, tiksliųjų mokslų žmogus ir man tokie dalykai ten keldavo labai didelį juoką. Žinai. Nu, bet kai užpakalis degė ir teko vat, nuleidus galvą pasiklausyti ir pasiskaityti pačiam, ne? Nu, vat, paprasti dalykai, bet suveikia taip, kad, nu, vat, didelis džiaugsmas gyvenime atsiranda. Dingsta visokie tie perturbacijos ir atsiranda ta dvasinė ramybė, kuri va šiandien įvardina tą dvasinę ramybę. Nu, nėra geresnio, geresnio to dalyko kaip ta dvasinė ramybė. Aš turbūt daugelis einant programą kažkuriuo momentu pajaučia tą tokią, kažkokį tokią nu, kažką tokio, kad viskas gerai. Aš gerai atsimenu tą momentą, kai mesdamasis aš kažkada žiūriu jo pro langą, toks mėlynas buvo dangus ir toks kiedras ir galvoju, viskas gerai. Nėra, nu, kas yra, nu, nėra, viskas gerai. Tai va šitas va viskas gerai, jeigu darai kažką tai, nesėdi, žinai, ir nosies nekrapštai, bet darai dėl kitų, ne dėl savęs, tai tas viskas gerai ir tęsiasi. Bet reikia daryti. Nu, vat, kiek duosi, tiek ir gausi. Gausi daugiau negu duosi, bet duoti reikia, žinai. Ir pačiam reikia, kad ne už ausies kažkas vestų, bet pačiam žengti žingsnį. Ne. Dievas paskui atgal ten tuos visus kitus žingsnius sudėlioja, bet pirmą žingsnį aš turiu žengti pats, o toliau jau viskas darosi taip. Ir ten, sakau, tada ir tos baimės visokios, kaip atsimenu, tie karai visokie čia prasidėjo, visi čia panikuoja, tos tualetinius popierius perka, žinai, ten visas, tas, aš žiūriu ir mona kaip į durną, tu sakai, ką, tu nieko nedarysi, sako, tu taip prisėdėsi, sako, toks įsišiepė, žinai, sakau, o ką tu padarysi? Nu, nieko tu nepadarysi, žinai, na, aišku, kažkaip tai kažką galvoji, nesi visiškas jau ambicilas, žinai, bet ta prasme, kad, nu, nesinori jau ten panikuoti, šokinėti, šokti ir viskas. Tai va ta ramybė superinė. Tai aš nežinau, aš čia toks priblevizgojau nemažai,
Bet visas tas yra dėkingumas, visas tas dėkingumas už tą, ką gauni. Dėl to ir norisi eiti, dalintis ir nors vienas, aš visą laiką sakau, nors vienas prasigėrėlis išgirs ir išsiblaivys, tai jau yra pasiekimas. Ir dėl to verta stengtis, net dėl vieno. Tai didelis dėkingumas, didelis džiaugsmas, didelis ačiū Jums, kad šiandien esu gyvas ir kad esu blaivas. Ačiū Viktorai už tavo nuoširdumą ir pasidalinimą. Iš tikrųjų labai, sakau, vat kaip svarbu klausytis